Gyvenime dažnai tenka vadovauti. Nesvarbu, esi mokyklos, bažnyčios ar verslo vadovas. Deja, dažnam vadovui stinga valios ir įkvėpimo viską užbaigti ar tvirtai vadovaujant pamirštamas paprasčiausias humaniškumas. Šią humanizmo problemą galėtų išspręsti profesionali lyderystė, kurios yra mokomasi iš kitų lyderių. Pasaulinė lyderystės konferencija – vieta, kurioje dalijamasi sėkmės receptais, motyvacija, patarimais, neužmirštant žmogiškųjų vertybių bei Dievo. Labai daug pozityvios literatūros, yra pozityvių knygų ir labai daug jaunimo skaito tas knygas apie lyderystę, apie viską. Bet kas dažniausiai tose knygos yra, kad jos visos yra orientuotos į rezultatą, kad turi būti tikslas, kad turi judėti. O tokiose konferencijose, kas yra tai, kad čia kalba apie lyderį kaip apie žmogų, kuris turi vertybės. Tai aš iš tikrųjų kiekvienam jaunam žmogui rekomenduoju tokioje ateiti, konferencijoje pabūti. Taip pat daugelis galvoja, kad čia, sakykime, tokie seminarai yra kaip motyvaciniai, kad tu ateisi, pabūsi tas 2 dienas, pasisemsi minčių, idėjų ir po to viskas. Bet aš iš tikrųjų galiu užgarantuoti, kad be to, kad yra tos motyvacijos, iš tikrųjų tu gauni ir gerų patarimų, gerų receptų, kuriuos gali iškart sekančią dieną pritaikyti savo praktikoje. Tai aš aiškus noriu padrasinti ir vyresnius lyderius, žmonės, kurie jau turi pasiekę, kad jie nepabijotų sekančias konferencijas pagalvoti, kurį jauną žmogų jie galėtų pakviesti, čia atvesti, nes tokios konferencijos jis duoda labai didžiulę praktinę naudą. Norint pasaulį padaryti geresniu, nereikia didelio biudžeto, reikia tik žmonių, kurie tikėtų ir mėgintų kitų žmonių gyvenimą padaryti geresniu. Mes irgi prie stalo, kai klausomės tų pranešimų prie stalo, tai suvokiam, kad Lietuvos tokia situacija, mes irgi esam kaip šalis labai tokia švieži, jauna ir su savais įsitikinimais. Ir tos tikrosios lyderystės turbūt galima drąsiai sakyti, kad Lietuvoje dar jinai tik tai formuojasi. Tai tokio lygio konferencijos, kaip pasauliniai pranešėjai kalba, labai reikalinga yra Lietuvai, Lietuvos lyderiam, kad jie suvoktų, kokios tikrosios vertybės turi būti. Nelik nuošalyje, junkis prie lyderių iš viso pasaulio.